Sveiki, ponai ir ponios. Šiandien va tokiam lauke, jisai pusė dar ažuose stovi, kitą pusę giluminis arimas padaryta ir sukultivuota. Tai kuo įdomus šitas laukas, čia daug namų nebuvo, bet monetos papuola tiek carinės, tiek buratinkos, sidabriukų čia esu radęs. Sulipusias esu monetas senas radęs, sudegusias dvi į krūvą, tik tai neaišku jau kokios jos buvo. Šeštokas vienas kitas čia irgi pasirodo. Bet labai gaila, kad kitas laukas yra užsėtas, kuris yra už manęs, yra kelias ir už to kelio yra laukas. O tam lauke buvo kaimas, ten 15 namų. Tai iš to kaimo apie 200 monetų jau yra iškeliavę. Bet jau keletą metų jo nerė, tai ten viršus kaip ir nuimtas, reikia laukti, kol padarys giluminį arimą ir sukultivuos, tada bus verta vėl pasivaikščioti po tą lauką. O šiandien žiūrim, kas išlys mums šitam lauke. Jeigu kas įdomaus, būtinai ir jums parodysiu. Einam, ieškom, randam. Čia turim signalą 57-60. Panašiai toks. A čia kažkur tas mūsų objektas turėtų būti. Pažiūrim, ką aš šį kartą pas mus. Čia kažkur jaučiu. Šitam gabale. O čia jo. Čia pas mus laukų blusa, buratinas. Vėjas pučia, tai nejuokingai šiandien. Įmam. Čia signalas nuo 24 iki 27. Neiškasiau dar jo. Dar neiškasiau. Kažkur giliau. Rodo 41-42. Šitam gabale. Čia va, kažkas yra. O čia, ponios ir ponai, turim muškėtus kulką. O tokias vat buvo švininės kulkos, kurias šaudydavo iš šautuvų vadinamų muškėtą. Čia turim signalą 37-39. Kieta dirva truputį. Čia kažkur 38 rodo. Kur? Op, matau. O čia mes turim sidabriuką. Ir ne bet kokį sidabriuką, atsiprašau. Pagalvojau, kad carinės 5 kapeikos, o čia 5 grošai. Tokia sidabrinė moneta. Realis dar matosi neblogai, graži moneta. Aš galvoju, kad carinės 5 kapeikos. Bet šitie 5 grošai irgi nėra tokie dažni. Graži moneta. Visiškai šalia tų 5 grošų turim labai panašų signalą į pačiam viršui. Nu, bus dar vienas 5 grošai ar ne? Kurgi? Nesupratau. Teks dar kartą su ritelė prabraukti. Jo, nustumė už tą signalą, jis čia kažkur. Nesuprantu. Gelokai jis atrodo. O rodo, kad pačiam viršui. Čia kažkas yra. Ne, čia akmuo.
Dabar iškaisim. O čia yra apvalus irgi. Tik dar nežinau, kas čia. Opa. O čia dar vienas sidabriukas. Čia irgi 5 grošai, 1,811. 1801 metai. Dar karūna ir herbas, matosi. Įimam. Čia turim signalą nuo šiam 3 iki 83. Šiam 9,71 dabar. Čia kažkas pas mus. Čia matau. Čia yra buratinas. Įimu. Čia turim signalą 53-54, irgi pačiam viršuje. Daug signalų viršuje, nes arimas giluminis padarytas. Ir viską, kas buvo pačioj, išvertė į viršų. Čia tam gabale kažkas. Tuoj pažiūrėsim, kas šiandien. Dar nedajau. O čia yra, o čia matot patys. Galvoju apvalus, bet ne, saga šį kartą. Šį kartą saga sena, bet užrašų jokių nėra. Signalą turim nuo 86 iki 90. 93 lygiai dabar. Na, pasižiūrim. Čia kažkas, matau, yra. Tik kas čia yra, dar nežinau. O čia yra moneta. Čia yra moneta, bičiuliai, tiek. Atrodo, labai jau apaugas. Jo, čia labai jau jinai apaugas. Palei dydį, tai dinga turėtų būti čia. O pavalysiu, žiūrėsim. Įimu. Čia turim signalą nuo 77 iki 86. Dar neiškasiu. Kuris čia? Tyčiais iš manęs tas signalas, bet aš jį vis tiek iškasiu. Kuris čia? Atrodo, turėjau būti iškasęs, aš jau jį. Čia kažkur jaučiu. Kasgi čia yra pas mus? Kažkoks tai varinis žiedelis. Čia signalas 74-77. Labai jau panašus į buratiną. Tuoj pažiūrėsim. Čia kažkur, va, čia jaučiu. Ne, čia ne buratinas. O kasgi čia yra? Čia atrodo nuo pypkės. Nuo pypkės viršus bus. Varinis va toks. Įmam. Čia turim signalą nuo 70 iki 80. Matau, truputį giliau iš čia. Jeigu neklystu. - 84. Dabar rodo. Štum 5, štum 6. Na, žiūrim, ką turim šį kartą. Kur čia? Čia kažkas. Kažkur čia jaučiu. O čia matau jau, kad apvalus yra. Ja, bet jau šito
turbūt nelabai pamatysim, jeigu nenuimsim tos žalios patinus. Įimam. Čia turim signalą nuo 87 iki 90. Aha. Kastuvas baigė sulūžt. Septyniasdešimt devyni dabar. Ten akmuo dar kažkoks yra kažkai. Ar čia metalo gabalas? Galimai, kad ir metalo gabalas. Ne, akmuo. 87, 94. Čia kažkur aš jį iškasiu. Ha. Nelabai suprantu, kur jisai dingo. Geras čia. Nu, dabar tikrai iškasiu. Turėtų būti kažkur čia. Ala. O čia yra moneta. Kas čia per moneta? Aha, čia truputį senesnė moneta. Čia Jekaterinos 2 kapeikos palei dydį, matau. Dar rašto truputį likę. Bet reikia valyti. Vienintelis prasižiūri dar. Nežinau, ar jums matosi. Įmam. Čia turim signalą 33-34. Oho, vėjelis. O, va jau matau išlėkė. Opapa. A čia va. O čia yra dar vienas sidabriukas. Aš pabandysiu pažiūrėti koks. Ne, nelabai turbūt. Įžiūrėsiu dabar. Va tokia va maža sidabrinė moneta. Įmam, einam, ieškom, randam. Čia turim signalą 7475. Žiauriai pučia vėjas. 72, 73 dabar rodo. O čia matau kažką, jo. O čiagi buratinas. Įmam. Čia turim signalą 798. O, pointeris iškrito. 7982. Čia kažkur girdžiu šį. Na, pažiūrėm, bus apvalus ar ne. O čia. O kas čia? O čia, bičiuliai, nuo carinės pypkės dangtelis. Būdavo molinės arba medinės pypkės. Uždėdavo žiedelį, tada dangtelį, tada pridėdavo tabako, uždegdavo, užsirūkydavo ir truputį prigesindavo, kad taip dangtelio pagalba, kad taip greitai tabakas nedegtų. Tokios va pypkės buvo. Įmam. Čia signalas pačiam viršui šiam 572. Greičiausiai, kas čia jo nereikės. Turbūt būsiu prisikarksėjęs. O čia kažkas.
Čia. Teks truputį pakas turbūt. 66. O. Nu, dabar tikrai aš iškasiau. A, čia jaučiu kažkur. A, čia kažkas. Ir kasgi čia yra, o čia mes turim, ponės ir ponai, medalikėlį. Va tokį va. Gaila, kad jis eilinį kartą aliuminis, o ne sidabrinis. Va toks va medalikėlis. Čia turim signalą 39 km1. Kažkur viršui. Atrodo, aš iškasiu. Jis viršui ir buvo kažkur. Čia labai jau. Ne, o čia jaučiu jį dar. Kas čia? O čia švininė plomba buvus. Kažkokie dar užrašai matosi ten. Kažkas tai buvo užrašyta kitoj pusėje. Nieko. Čia turim signalą. Tokį labai maišytą, nuo 40 iki 70 ir dar. O dabar stabilus 52 rodo. Visai netoli tų dviejų sidabriukų. Kur? O čia kažkas. O čia dar viena moneta. Bet šį kartą čia buratinas. Įimu. Čia turim signalą 64 ir aš matau kažkas čia va yra. Čia viršui. A, tokia va saktelė. Nuo kažko buvus. Graži ir sena. Įimu. Čia turim signalą nuo 86 iki 91. Taip. Atrodo, aš iškasiu. Turi būti čia kažkur briaunojas. O čia jaučiu. Ne, dar neiškasiu šio. O dabar jau čia jisai. Ką mes čia turim? Turim monetą. Ir moneta yra, jeigu neklystu, dinga. Jo, palei didį dinga, bet jau praktiškai nelabai kas likia iš jos. Tik tai varinis blynas. Čia turim signalą 40-41, viršui kažkuris. Čia kažkur, va, matau jau. Čia yra saga. Čia yra saga, ponės ir ponai. Ir, man atrodo, užrašų jokių ant šitos sagos nėra. Ne. Paprastai saga ir auselė dar pusiau atlūžus. Nulūžo pusė auselės ir pametė žmogus sagą. Įimu. Čia turim signalą 8, 9, 93. Šiam 8, 90. Trys, 95. A, jau matau. Ava. Ir ką mes čia turim? Štai jau truputį daugiau apsinešus. Na, čia palei dydį. Tai 2 kapeikas. Nu jo, čia vietą užčiopiau gerą iš tikrųjų. Čia viskas vienoje vietoje praktiškai. Čia namas kažkoks stovėjo. Ir tikrai čia nieks nebuvo užčiopęs iki manęs. Nes čia pagal signalus ir pagal radinius tai matosi, kad čia aš pirmas užčiopiau šitą vietelę. Einam, ieškom, randam.
turim signalą nuo 41, 45. Dabar į juodą dar muša. Tai kaip ir minėjau čia. Labai daug juodo metalo. O apačia, tai tie signalai tokie daugiau išplaukia. Būna tai 44,5. Tie signalai tokie išplaukia, tai labai reikia atidžiai klausyti kiekvieną signalą ir pramastyti, ką kast, ką ne. O čia va, kažką matau. Ir čia dar vienas sagas. Arba moneta. Jo, čia greičiausiai moneta, nes auselis vietos kaip... Ai, ne. Atsiprašau, saga čia buvo. Auselis vieta matosi. Eimam. Čia turim signalą nuo 50 iki 90. Šokinėja daug labai metalo. Dabar 97 stabiliai ir viršui kažkuris jau turi būti. Labai daug metalo, tai tie signalai tokie, o čia kažką jaučiu šitam gabale. Ja, ir čia yra dar vienas blinas. Ponai ir ponios. Čia pagal dydį 2 kapeikos greičiausiai. Truputį apsinešus. Jo, dar 2 kapeikos. Matosi, ten viskas gerai, tik tai apaugus reikia pavalyti. Čia turim signalą nuo 91 iki 93. Aš jau praėjau vieną kartą netoli. Turbūt šito signalo neužčiapiau. 91 rodo. Na, žiūrim. Kas šį kartą? Čia kažkur. Šitam gabale bus. O čia yra apvalus. Bičiuliai. Kas čia per moneta įdomu? Jo, dinga. Čia yra dinga. Truputį apsinešus jau, bet dar atsivalysinai. Įmum. Ponios ir ponai, nu ką, šiandien pas mus kiauliena su grikiais. Kas valgot? Skanaus. Gardžios kavos visiems. Čia turim signalą nuo 85 iki 95. Pasistiprinom. Pažiūrėsim, kasgi čia po to signalų slepiasi. Oi, gardžiai kavos atsigeriau. Dar neiškasiau. Arba iš čia giliai ir aš nepataiko. Kažkur aš turbūt nepataiko. Čia jaučiu šį. Nu čia, galit matyti. Op. Ir išvirto. O čia dar 2 kapeikas. Jo, šitas neblogai įsilaikysis dar. Realės matosi. Tik pavalyti reikia ir bus gražios 2 kapeikos. Gal net metus dar. Ne, gal dabar neįžiūrės, reikia pavalyti. Įmam. 23, bet toks labai džeržgintis. Ir... pažiūrėkit, yra šaiba. Kai čia per monetą įdomu. Jau apsinešus. Dar atsivalė. Matosi. 2 kapeikos čia yra. Tai dabar aš neįžiūrėsiu, bet dar išsilaikys gražiai. Pasivalys bus super moneta. Čia turim signalą 52-60. Panašiai toks.
Atrodo sukultivuota, bet dar neiškasiau. Bet susigulėjo tą žemę ir dar neiškasiau. Truputį giliau turbūt. Mūsų objektas, o, 58 rodo. Čia aš jaučiu šitam gabale kažkur. A, čia yra apolus. Čia yra apolus ir čia yra dar vienas buratinas. Žalias, apaugęs. Įmam. Čia turim 46-51 irgi kažkur negiliai čia. Kažkur duobėj, man atrodo. Šeši, 40 dabar. Čia kažkas turbūt bus su metalu. Ai ne. Ką mes čia turim? Čia kažkoks kaip papuošimas buvęs. Kaip varžtas. Įdomus daiktas. Įmam. Čia turim signalą nuo 79 iki 85. Čia kažkur turėtų būti tas mūsų objektas. Vėjas žiauriai pučia. Čia, o, aš jau matau. Opa. O čia truputį didesnė šaiba. Jo, čia Jekaterinos 2 kapeikos dar viena. 1,7. Toliau nematau. O tokios va. Jekaterinos 2 kapeikos. Pasivalys bus moneta uoga. Signalas 60-61. Pačiam viršuje čia buvo. Žiūrim, kas čia pas mus. Ne čia, ne čia. Čia kažkas. O čia yra apolus. Čia yra buratinka. Palinkus truputį. Įmam. 37-40. Dabar iš vis juodas tik liko. Čia dar aukštos įtampos 35, aukštos įtampos laidai šalia eina, tai dar šitie maišą. O ką mes čia turim? Ne, pamaniau moneta, bet čia saga buvo sena. Čia dalis tik jos likę, auselį lygus. O pati saga aptrupėjus jau. Įmam. Čia turim signalą 93-94. 95 dabar. Atrodo, duobė turėčiau būti iškasęs aš jau. Na, bus apvalus ar ne? Taip, yra, va. Yra apvalus ir čia, man atrodo, dar 2 kapeikos. Kažkas primėtė. Jo, dar 2 kapeikos carinės. Kažkas primėtė kapeikų pilną. Įmam. Čia turim signalą 91-94. Ir jis tikrai viršui kažkur čia yra. Na, čia jaučiu šį. Aš tam gabale kažkas yra. Pažiūrėjau. Oi, ta. Savo, kaip šį sulaužė dabar. Ava. Ir čia matom moneta. Jo, čia dinga. Dinga, tik tai ją reikia pavalyti. Pavalysim
truputį turėtų atsigauti. Įimam. Čia turim signalą 54-55. 54 rodo. Žiūrim, ką šį kartą. Čia kažkur. Va. Matau jau. Ir čia yra buratinas. Sulankstytas ir apaugęs. Tokia va, smulki varinė moneta. Dar vienas signalas. 52-53. Taipogi viršui. Čia kažkur aš jį jaučiu. Pažiūrim, kas čia bus. Čia dar viena moneta. Ir dar vienas sidabriukas. Nu jo. Pradeda patikti. Man tas laukelis. Tai truputį pažiūrėsiu, kas čia per moneta, jeigu matysi. Daug aš jos dabar netrinsiu. Ne, dabar turbūt nelabai aš įžiūrėsiu, kas per moneta, bet užrašai matosi. Matosi kažkokia galva su vainiku. Pavalysim, pažiūrėsim. Įimam. Nuo 78 iki 90. 90-91. Na, žiūrim, kas po šito signalo slepiasi. Čia kažkur jaučiu. A čia irgi apvalus. Ja, čia dar viena dinga. Ponios ir ponai. Tokios va monetos gražuolis šitam lauke. Nu, čia laukelis tai va. Rytoj iš pat ryto aš būsiu vėl tam pačiam lauke. Tik su kitu kastuvu, nes šitą jau baigiu sulaužyti. Įimam. Čia turim signalą 57-58. Matom, čia kažkur turėtų būti. Čia jaučiu kažkur. O, kas čia yra? Ne saga. Čia yra saga. Ponios ir ponai. Įdomi tokia forma. Bet gaila, kad ornamento jokio nėra ant jos. Auselė sveika dar likus. Įimam. Čia signalas 47-50. Čia šitam gabaliais turėtų būti. Čia va, kažkas yra. Čia matau, jau šonas matosi. Ir čia greičiausiai yra apvalus. Ja. Kas čia per monetą, tai pažiūrėsim. Oho, vėjukas kaip kyla. Normaliai. O čia yra, man atrodo. Jo, čia yra 1/2 kapeikos. Ponios ir ponai, tai tiek to šiandieninio kopo. Rezultatą visi patys matėt. Laukelis čia dar oho gyvybės turi. Tai čia dar būtinai apsilankysiu, kai ta ražiena suars ir sukultivuos. Manau, čia dar gyvybė šitam lauke yra pakankamai ir čia dar gali nustebintas laukas. Tai kol kas tiek. Ponios ir ponai, likit visi sveiki ir nei kamštelį jums porite. Einam, ieškom, randam.